Nuostabi yra ta diena, kuri yra šeštadienis. 5 dienų darbo savaitė pasibaigė, o tai reiškia, kad atėjo laikas man įkelti naują video į mano blogą. Ir šios savaitės tema yra apie maistą, o tiksliau tariant apie dienos pietus, kuriuos aš kiekvieną mielą dieną ragavau vis skirtingose vietose. Šis video bus ne apie geriausius, blogiausius ar skaniausius dienos pietus. Šis video bus apie skirtingiausias Vilniaus vietas, kur galima gauti dienos pietų. Važiuoja! Šiandien pas mus pirmadienis, prasidėjo pietų metas ir mes jau išvažiavome iš ofiso, šiek tiek turim reikalų, o vėliau važiuosim valgyti ir šiandien mūsų pasirinkimas krito ant seniausiai Vilniuje atidaryto restorano, kuris dirba net nuo 1959 metų ir šiais metais jam jau sukaks net 57 metai. Tai reiškia, kad greitai galės išeiti į pensiją ir tai yra Gedimino prospekte esantis Neringa restoranas. Tačiau čia padavėjai mus greitai nusuko į baro pusę, paaiškinusi, jog dienos pietus yra teikiami ne pačiame restorane, o pačioje esančiame bare. Ir tai mane labai nuliūdino, nes aš tikėjausi papietauti seniausiame Vilniaus restorane, o teko pietauti tiesiog bare. Porcijos yra pakankamai didelės, o ir maistas yra tikrai labai skanus. Ir viso šito malonumo kaina yra 5,60 €. Aptarnavimui, pavalgymui ir atsiskaitimui mes sugaišime mažiau nei 30 minučių. Antradienio pasirinkimas Paukščių takas įsikūręs televizijos bokšte, taip kad aukščiausias restoranas Vilniuje. Už įėjimą į televizijos bokštą ir kolegų pietų pasiūlymą tu sumoki vienoje vietoje, apačioje esančioje kasoje. Panoraminis Paukščių takų restoranas yra įsikūręs net 19 aukšte, o pro jo langus atsiveria tiesiog nepakartojamas vaizdas į Vilniaus miestą. €8,50 kainavo kolegų pietus, €2,50 už kavą ir €4 už įėjimą. Iš viso pietus man apsėjo 15 €. Valgymui ir pasigrožėjimui vaizdais aš sugaišiau šiek tiek daugiau nei 1 valandą. Turim savaitės vidurį ir po vakarykščių pietų už 15 € aš nusprendžiau paieškoti ko nors pigesnio, tai šiandien eisime žiūrėti, ką gali pasiūlyti kavinė Sodžius. Užėjus į pastatą iš karto leiskitės apačion ir negaiškite savo laiką uostydami kažką tarp tualeto kvapų ir nudegusio maisto. Kas yra įdomiausia, ši vieta atitinka visus higienos reikalavimus. Ir jai yra suteikti net 4 puodeliai iš 5. Galima pasirinkti, ar tu nori valgyti pilną porciją, ar tik pusę. Palyginus kainos yra labai mažos, o pasirinkimas yra tikrai didelis. Už sriubą antrą patiekalą ir kavą aš susimokėjau vos €2,40. Ten aš praleidau vos 20 minučių, tačiau visas ofisas jautė, kur aš buvau. O už šią vietą aš norėčiau išsakyti didžiulę padėką Robertui, kuris pakomentavo mano nuotrauką ir patarė man apsilankyti šiame restorane. Dienos pietų metu šis restoranas veikia bufeto principu. Ateini, prisivalgai kiek nori ir sumoki vos €6,50. Šiuolaikiška minimalistinė aplinka. Nuostabus maistas, tikrai nemažas pasirinkimas. Tai yra ta vieta, kurioje norisi tikrai pasėdėti ilgiau.
tačiau mane pasodino tik su ta sąlyga, kad aš susitvarkysiu per 30 minučių, nes staliukai buvo visi rezervuoti. Norėdami apsilankyti šioje vietoje, būtinai rezervuokite staliuką. Nepaisant to, kad šiandien toks negražus ir lietingas ketvirtadienis, aš ką tik turėjau tiesiog nuostabiausius pietus. Tai yra tikrai fantastiška vieta, kurioje aš galėčiau visiems patarti apsilankyti. Interjeras nuostabus, maistas nuostabus, labai įdomus pateikimas ir apskritai viskas yra tiesiog fantastiška. E1 Element restoranas. Na, o penktadienį aš nusprendžiau skirti geriausią Lietuvoje pripažintam Stebuklų restoranui. Pietus šiame restorane yra teikiami iki 16 valandos, tačiau mes atėjome 15 valandą ir pietų jau nebeliko, todėl teko rinktis iš bendro meniu. Užsakiusi trintų moliūgų sriubą su krevetėmis ir austrės, aš sumokėjau 13,50 €. Vilnius yra nuostabus miestas, kuriame yra be galo daug vietų galinčių pasiūlyti jums labai skanius pietus. Deja, 5 dienų yra tikrai per mažai, kad visas jas apeičiau. Jeigu jums patiko šis video, spauskite mygtuką like ir mygtuką subscribe. O jeigu jums šis video nepatiko, jo labiau spauskite mygtuką subscribe, nes kita savaitė bus labai ypatinga. Joje bus labai daug kelionių, įspūdžių, kuriais aš būtinai pasidalinsiu su